Nu, kon jūs kaimiečiai. Mes išsiparpėm dar vieną gerą naktelę. Taip gerai migom, šonai paskauda. Į šitą mes pramegojom, gal kokią 10 nuėjom miegoti. Ir atsikėlėm, dabar 9. Gerai miegas gamtoje, gal pasakyti. ir ruošiamės ir keliausim toliau. O man dar darys kavytę. Ir mes čia gerai pernakvojom, labai ramu čia, vidury niekur. Aš dabar galėsit pasižvalgyti, ką mes veikiam vakar. Nieko labai ypatingo neveikiam, bet įkelsiu dabar, ką veikiam. Pažiūrėkit, pasimėgaukit ir važiuojam toliau į Prancūziją. Labuka. Labuka. Mes atvažiavom į kempingą, pastatėm palatkę, čia mūsų mašinytė stovi, ten tualetai kažkur, čia biški aplinkui. Nežinau, gal matos laukai. Nieko daugiau, Tai šiąnakt turim savo viečikę, atsigersim aliuko baltą ir eisim greit miegoti. Sakiau, jums rytą parodysiu ir pamiršau. Šitaip mes daromės kavytę darbą, bet šiandien valgysim raugintų agurkų sriubytę iš Kėdainių konservų. Mes labai tikimės, kad mūsų Vidoska parems Kėdainių konservų. Mano vyras labai jaukiai atidaro, viskas kvepia. Žiūrėsim, kaip čia gausis. You say La baguette. Be careful. It's fine. What we given? Like this? Labai. Šią vakar man pasisekė su tuo oru. Einam biškį eiti po vakarienės. Labuka. Mes pasiruošę ir apsirengę, išsimaudę ir viską važiuojam į Lille miestelį. Atsiųsiu, parodysiu, kaip atrodo žemėlapį. Ir bandžiau ieškoti įdomesnių vietų. Radau tokį vieną apleistą šitą, kaip vadinasi, house prison. Kalėjimas, Jėzus tu mano. Apleistą kalėjimą. Radau apleistą kalėjimą, bet po to skaičiau, būtų žiūriai fainai buvo nueit, bet po to skaičiau ir pamačiau, kad jis yra sugriautas jau. Tai nebeteks pamatyti. Dar yra kelios vietos, kurios būtų visai įdomi nueiti, bet vėlgi žiūrėsim, kaip ten mums gausis. Bet vaikščiosim daug po senamiestį ir mūsų keltas yra 4:30, tai mums reikia iš Prancūzijos pajudėti, iš čia pajudėti apie 2:30. Tai sumatysim mieste.
Sėdom pavalgyti, net ne... Jau atsikandau pusę kiaušinio. Pamiršau, kad esu influenceris šios kelionės, tai du kiaušiniai su kažkokiais tam daržovėm, su šoninė, su tuom ir Wonder valgys blynus, kaip visą laiką blynus. Taip pat, tai valgom čia, netoli katedros sėdim, kiek čia matosim per langą. Nu ir va, ir įvertinsim po to, aš nežinau, čia aš apsirysiu, kaip nesveikia. Čiau! Man dar noriu pasakyti tau, kad blynai buvo labai neskanus. Very bad. Sakė labai blogai. Very Tavo blynai ir skanės mamytės blynais the best, yeah? Taip. Sakė, labai tavo blynus mėgsta. Tai mano pusryčiai šiaip buvo visai nieko, galiu pasakyti. Taip, nu toks, žinai, stiprus, toks 8,5. O Wonder taip... Tai va, varam dabar biškiai pasigrožėti tokiu vaizdu. Eisim į vidų ir žiūrėsim, kaip seksis ten. Čia, pavyzdžiui, važiuok, mašinos kaip važiuoja, čia yra, čia pėstieji, o čia tipo gatvė. Matai, palei tuos va, mašinos savo važiuoja. Einu, aš čia taip galvoju, blema, tai nutranks mane, taip nutrauks mašiniuks. Įdomiai taip. Net nepagalvočiau, kad čia būtų kažkokia tai gatvė, bet čia va vaikščiot galima, va, prašau. Žiūrėk, ką aš valgysiu. Nenustoju valgyti šiandien, važiuok. Čia yra blynas su obuoliais keptais vidui, su vanilė ir karamelė. Ir čia kapučino, o čia Wonder nieko nevalgo, nes Wonder jau valgė blynus. Skanaus man. Nu, kadangi Wonder nevalgė, tik nuo manęs ragavo, aš galiu pasakyti, kad Nori valgyti. Nori valgyti? No. Nenori.
Nori valgiai. Tai aš galiu pasakyti, kad mano blynas buvo labai jau ir saldų, ir rūgštelė nuo baliuko, ir minkštas, ir ledų. Žiūrės, skanu tikrai. Tai 10. Tikrai labai stiprus 10. Tai va dabar keliaujam, tokie pas mus žydrus dangus. Dabar keliaujam mašiną, pasimsim mašiną, važiuosim į parduotuvę, nusipirksim kokio prancūziško vyno, kokio sūrio, dar kažkokių tokių dalykėlių ir keliausim jau link kelto. Tai dar pasigrožėkit biškį centriukų. Nes kas man jauniem nevedusiam prispirkom baltą vyną, raudoną vyną, šampaniuko, alaus ir tik tiek sūrio. Žiūrėk, kas čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sūriai. Cheese. Labuka. Man dar labai patinka sūris, tai va. Nu, čia buvom greitai karifūrų visokią. Ir dabar varom į mašiną. Nu, kon jūs ebryti. Mes atvažiavom į keltą valandą prieš. Ir prastovėjom eilėj, kol viską, kol mumis įčekina viską. Ir atsistojom, mums rašo, šičia va yra parašyta 1219, ne? Parašyta, kokia eilė mums atsistoja. Tai atsistojom ir laukiam. O čia daug tų mašinų nėra. Va taip tuščia, žinai, buvo. Šičia, ne? Ir laukiam, buvo be 15:05 ir išplaukė mūsų keltas, mus taip neįleido. Ateina vyrukas, sako, mes labai atsiprašom, jūs tiesiog ne į tą liniją jumis pastatė, čia automatiškai, tai va visą tą mūsų liniją, kiek ten už mūsų mašinų dar stovė, aš nežinau, ar matosi, visas tas jas paliko, davė mums valgymui tų voucherius tokius, galėsim valgyti viduje kelte. Bet va, dabar kitas keltas mūsų yra už, kiek čia dabar, 1:05 minučių. Tai sėdim ir laukiam, iš pamiegosim. Atsisėdam pavalgyt, ką mes čia gavom. Vištieną su čipsais, atsigerti, arba vaizdelis į jūrą. Visa gera. How was the food? Ne, maistas tai kaip nemokamai, tai net blogai. Nu va, viskas sėdima, čia pažiūrėjau, pilnai žmonių, va, būtinai reikia taip daryti, aišku, praeinant. Tai va, būsim namuose pakankamai vėlai. Gaila, atostogas jau baigėsi, tai ką galim pasakyti, ačiū, kad žiūrėjot, kad patiko mūsų vidosikai ir susitiksim per kitas keliones.